Kadangi šiandieninės mūsų paskaitos tema yra niekas, taigi jūs akivaizdžiai nieko ir nematote. Jūs nieko nematote, tačiau labai gerai įtempę akis ir įstebėję į ekraną jūs išgirsite skvarbios informacijos. Nieką siūlau skirti į 3 liaudiškas rūšis. Nieko nėra namie, visai nieko gero bei įdomybės. Nieko nėra namie rūšyje skamba tokios aktualijos kaip: jeigu šuo sugadina baldus, kai nieko nėra namie, gali būti, kad jūsų augintinis yra pesimistas. Bei jeigu nieko nebūna namuose, aš dažniausiai nieko neveikiu, ilsiuosi ir valgau. Na ir truputėlis vaizdinės medžiagos interjerų dizaineriams bei architektams. Namas su pilna fasado apdaila ir vidaus daline. Nieko netrūksta. O dabar greitu jūsų augintinio žingsniu persikelkime į rūšies visai nieko aktualijas, kurios išties aprėpia tokias temas kaip grožis ir sveikata, vestuvės, maistas ir aš, mados madelės bei kanceliarija. Taigi, visai nieko tos rogelės, jų skonis nesperinis, gerai, kad išvaizda visai nieko. Čia dar visai nieko atrodo, man jie visai nieko, toks visai nieko penalas. Na, o dabar rūšis favoritė. Nieko gero, su aktualija, nieko gero, tačiau vis šis tas. Linkime Martynų sėkmės ir skubame į rūšį padūkelę įdomybės. Čia kaip razinos tarp gintarėlių spindi tokios gyvenimiškos patirtis. Nieko nevalgiau, nieko nenoriu, vakarų fronte nieko naujo, nieko nėra geriau už suvalgytą saldainį, bei jis nieko neprisimena net savo gimimo datos. Jums dėkoja paskaitų ciklo Liaudies menas užtarėja.